Taigi, sveiki visi, su jumis Dekatis ir šiandien parodysiu įdomų debloko bugą. Taigi, pirmą padarėte taip ir kitą pusę padarykite taip, kad būtų va taip. Tada paimkite redstone'ą, taip dėkite. Tada paimkite toršą, taip padėkite. Va dega taip redstone'as. Tada greitai jūs paimkite, nudaužkite šitą, tada greitai paimkite, nutrenkite šitą redstone'ą ir greitai padėkite. Ir jeigu jums tai pavyks, tada padėkite redstone'ą čia, slime, ir tada taip, ir va, matote, kad, palaukit, ir matote, kad tai pistonas darosi. Tada jūs paimkite DMD blokus, dėkite čia, ir tada paimkite šitą, ir greitai stenkitės, kad tai padėti. Taigi, taip gaunasi DMD bugas, bet nelabai čia išėjo man. Štai, bet nelabai vėl išėjo. Palaukit, iš naujo. Jeigu norite sustoti, trenkite taip. Gerai, dabar tada čia mirksi. Aš per tą laiką nuimsiu sounds. Gerai, nu va, gerai pavyko ir vėl bandom ir dedam bloką. Man čia labai lagina, todėl negali nepavykti ir taip, lemčiai. Va, kažkas pavyko. Tada paimkim emeraldus, aišku, galite visokių daiktų. Paimkime emeraldus ir kitą pusę padėkime. Pabandykime žiūrėti, kas gausis. Taigi vėl padedam. Galbūt iš emeraldus. Štai ir štai. Štai. Ir jeigu norite, kad daugiau būtų, tai dėkite dirtą. Štai. Štai, štai, štai. Va, kaip matote, emerald blokai. Dabar ką padarysime? Tai padarysime šitaip. Oi. Žodžiu, savo. Tada galėsiu pasimti pikeksą DMD arba iron ir iškasti. Nežinau daugiau ką pasakyti, jeigu jums nepavyks šitas dalykas, bairius, ta prasme, cheateriavimas, galite pabandyti servuose, aišku, šlikimuose dar. Servuose pabandykite, jeigu turtingas labai jūsų factionas, tai padarykite taip ir turėsite labai daug daiktų visokių, šitų dalykų. Deimantų, ironų ir auksų turėsite. Tiksliai nežinau, bet man reikės pasidaryti šitą daiktą per vieną čia servą, nes nežinau. Šiaip su tokius bairius bandžiau visokius, kol gavosi. Aišku, žinau, kad dar geresni, bet tiksliai nepamenu, čia labai seniai juos dariau. Gal net nemokėdavau video daryti. Taigi, su jumis buvo Dekatis, laukite mano visokių tokių video ir aišku laikinkite, subscribinkite ir nepamirškite komentuoti. Taigi, iki kito karto.